Sakyk, sveiki sugrįžę 23 vlogą. Sveiki sugrįžę 22 vlogą. 23? 24. Šiandienos plan. Jūs sakė, mums pagalbas pabaigs tonseiną. Kažkas išgriuva tonseiną, kur mes praeitas metas statėm, kai 2 dainas. Dabar turėsim čia seiną. Kokią technologiją naudosi? Putlas ir daug makrofleks. O ko aš darysiu, tai esu plauti vazon, kabelę, susimetam ir varom priprūti. Kažkas sakė, kad reikia plauti su kerkeriu vazons, bet kažkas komentavo, kad ištaškysiu vis vazons. Tiesiog pasiims tom pat bliūtką prieit kartą ir plaus paprastą. Ir ko jūs net neįsivaizduojat, ką man čia prieš tai stumdės, aš galvoju, kad ir Škoda sudaužys, ir Seinas nudaužys. O, vazoniuką krent jau. Susidėjams 3000. Palau! Gerstų žeminėms padaryti. Va, maudyklelį. Važiuojam. Darysiu iki birželį. Ir dabar įdėsim rožinių miltukų. Gali per manganat. Nežinau, kaip reikia dėti. Tiesiog iš akiais dėt. Šiaip net pasidariau. Manau, daug nereikia, nes iškart viską padarė rožinį. Kodėl dėdu? Tai turbūt žinot, dėl dezinfekcijos. Žinot tos filmukus, kur vatėfus kalba rūs. Tai vatėfus. Aiškiai, dėlė mierka tam, bet vis geriau negu nieko. Tiek iššūtis vis dėlto skaudurtim padėklą, bet man aš norėjau parodyti, va, saulė. Dėl to šitą ir nutariau plauti visus, gal kažkaip pradžiūsaniai, natūraliai. Kol aš nušalau nagus. Be plaunant, jis pabaigis eina. Iki pat lobų ten gavas? Ar laik? Ten lėkti palieka tvarkyti dar į parkus. Aha. Bet jau gerai atrodo. Ką vertinti savo darbą? 2? Pakomentuok. Čia pakomentuoti, man lygis gauti. Aš įdės taip, ką pasakė. Bet ta bent jau eina gerai iš balto to. Žinau, kalbą vėluoju su vlogu, bet iš tikrųjų nieko parodyti. Šiaip planavau jų iki važiuoti, bet minus gal koks 15 laukiu, belėkiai ikšalt, prieš tai nevažiavau, nes taip prisimenu, kad nebuvo įmanomi važiuoti. Nu ir žodžiu, nieko parodyti ir nieko įkelti vlog. Tai dabar, žodžiu, reikia ekstra pokštėlis muniai dovaną, žodžiu, įteikti. Galvoju, va, atsimėjau, kad turiu sausuolių, galvoju, susoksiu šanų. Tai va, tu žiūrėk, visai gera galvos, aišku, čia tai sausuolė, pažiūrėjau, burnuočia, ką panu išdžiovinau, tie pani ir sustinga, aš galiu parodyti, ką pas munis į burnuočia. Šanų sezonų metu tiesiog vatėfą sumerkau. Žalius ir nei vatėfą fainė, kaip natūraliai kreta žali, taip ir sustingo. Aš ant tiesiog įmerkiau į vazėlį, ten į gražiai sudžiau, o čia tusva džiovinau žemyn galvą. Ir kas jį šiaip nelabai gera, nes ant jį įsvyrunci, va tokiai gavos išsikraipant. Nu tai va, labai juokinga atrodo. Ir aguonų kelias, kur va neskyniau žaidų, nes nesilaikė žaidą, bet va dėžut subrenda. Aišku, dar turiu ir kelmiekų studijų, bet žodžiu, studijų nu mūsų neturiu, tai žodžiu, gavos tokį va pokštelį. Tai žodžiu, pabandys dar įkelsą, kažkas nupirks ir jeigu matys, kai jis susidomiems, tai kitas metas aš augins dar daugiau sausažiedžių. Ką pans džiovinau, neparodžiau, bet va paimdavau, va taip suskindavau po šusnelį, virvutį gumyt prisekdavau ir kur nors ant kokią medinį strypą, žodžiu, pakabindavau kumbarį ir išdžiū. Aišku, biški ir trup, ten gal su plaukų lakas porkš, bet aš, žodžiu, chemijais nededu. Ir jau dabar sėklas perku, tai po truputį irgi sausažiedžių pasiemu, tai iš sausažiedžių kon rekomenduoju kermiekus, šlamočius, va, ir tai burnuočia poikia, aguon tik neaugins, nes anas mano sudžiūgus toks. Na, žodžiu.
Ir šiandien vėl filmuojam studijo, nesgi kon žeima veikti ūkį. Pasidariau maždaug 5 dalykų sąrašą, nes gražiausias kon 5 dalyką, aišku, anui daugiau, bet tiesiog esminė, kurius reikėtų pasidaryti per rudenį, idealiu atveju per žeimą, iki vasario, iki mėnesį, kuo anksčiau pasidaro, tuo geriau. Tai pirmas dalykas, kurion aš pasidariau, tai yra sudinti tulpes ir bijūnus. Kėliau video, kad sudinu tulpes, kai kuris netgi graudė 18, man atrodo, prieš kalėdas, nes buvo gan lietinga, žemė nebuvo iššalus, o svaugnėlį turėjau, tai reikėjo sukėšti. Bus įdomu pamatyti, nes vienas tulpes sudinau lapkritį 18, neklyst mėnesį anksčiau, po to sudinau graudį pradžio, ir tada buvo tokiai lietus, tai buvo daug drėgmės, kad tiesiog neturėjau kaip pasirinkim ir sukišau vis dėlto dar graudį 18. Nežinau, supūs, nesupūs, bet tikėkimės, kad ne. Tuo pačiu metu maždaug ir bijūnų sudinau, tai ir labai tikuska nesupūs, nes praeitas metas nemaža supova. Tai iš esmės atsudinau į tas vietas, tai tikus, kad nereikės turėti kartą atsudinti. Šiaip įtuk taisyklė, kad tulpės yra apskritai vis augalas, kurį ir vazoninė galant sudinti iki tol, kol kastos lendi žemė. Tai teoriškai dabar pas mūsų, aišku, plungai ir baig 50 cm sneigą, bet galėtų atsikasti ant sneigą ir sudinti. Antras dalykas, pasižiūram, ką atrodo mūsų sandėliojami dalyką, kol mes turėjom savo sandėliukus. Pavyzdžiui, jurginų šaknis. Reikia pažiūrėti, kaip atrodo. Aš antrį metą išėlės sandėlioju jurginų šaknis šaldytuve esančiam. Ir sandėlioju to pačiu būdu, tai yra plėvelė, maistinė ir šaldytuvą. Nes taip, man atrodo, gan mažiau veisūžiam, nes, pažiūrėjau, čia yra vienos veislės, nežinau, gal koks 15-20 šaknelių. O matau, kaip iš kondensat susidarys, tai ko reikėtų dabar daryti, ką mes pažiūram, tai reikėtų iš tikrųjų išvyniuoti šitos plėvelės, pažiūrėti, gal ir supovus, tada reikėtų nusišmėsti, gal jį susikondensavant, tada reikia biškai pragarinti, kad nebūtų drėgmės ir atgal susukti. Bet aš nežinau, ar aš to darysiu, nes ir šias metas labai daug, praeitas metas buvo gal tik tako iki 7 veislės, šias metas yra veislių čiučių daugiau ir yra pačių šaknų labai daug. Atidėkime to darbą, kada bus laiko, bet žinot, kaip ten būna. Dažniausiai nigumet nebūna laiko. Dabar trets darbs ir tiem žmonėm, kurie kažkon daigins. Beje, jeigu žiūrėt praeitų vlogus, matėt, kad buvo kas klausė, kon gal jie teisėjai dirba nedaiginant, tai kas nedaiginsit, tai jums tas darbs neaktualus. O mano atveju aš kadangi daiginsiu, o daigint dėl to, kad vis tiek noriu anksčiau turėtų augalų ir vis tiek aš ant daiginsiu tikėtin pradžio to daigyklo, sudirbtin kažkokia apšvietam, kuris nelabakau ir gers, gal da kažkam dasipirksiu iš lempo. Geriausiai vis dėlto ir daiginti, aišku, šiltnamį prie natūralios šviesos, bet tada reikia šildyti šiltnamį, aš nenoriu būti pečkurys, tai va, tai žodžiu ir tų niuansų. Koks trets darbs ir kuriuom būtent padaryti žeimą, tai yra susitvarkyti tom patalpą ir visas reikmens sėjos pasiruošimo. Užturto atskirą patalpėlį pasistačius, tai šiais metais ant buvau praplėsta, reikia ir išsišlauti, idealiu atveju reikėtų prasidezinfekuoti kažką, visko, nes vis tiek ten galbūt įkinkijų ir visko, prasidžiovinti mano atveju, nes ten viskas dabar įdrėgmės įdaug. Ir dar koks įmon didelis galvos klausimas, kurio aš nepadariau vasarą, nes man tad rūpėjo paukščių sokti, nes aš vos spėjau ant sokti, toks buvo poreikis tų paukščių, tai neišsiploviau vazonų, tai aš ant pradėjau vieną kartą ploviau rudenį, nušalau nagus, tada ploviau žeimą, nušalau nagus, galų gal nusprendžiau nesikonkinti ir vis dar nežinau, kaip aš šitus vazonus susitvarkysiu. Jeigu pirmį metą, kada įgenat ir planuoju to daryti, pažiūrėjau, namus kažkur, tai žiūrėkit, kad turėtumėt palečių, bet paletėm irgi, jeigu žiūrėtum mano ankstesnius vlogus, matėt, kad nelabai gera žiaurės smulkus palets, nes augalą pradžiūna sunkiai kontroliuoti, tai žodžiu, pirkit geriausia, man akim, kurį paletė apie 50 skilučių nemažiau, nes tada geriausia drėgmė išsilaik. Galite jau pradėti rūpintis dorpėm, sėjimau, tada vermikulitą reikės, padėklų laistymo, gerą purkštuvioką. Tai aš praeitas metas pasiėmiau šklitėlis toną akumuliatorėn, kur su batarėjka, kur nereikia spaudinėti, ypatingai jeigu daug augalų ir tuobulą. Tai va, tai žodžiu pasiruošti visko, ko reikės, etikečių dar reikia. Toliau, jeigu jūs neturit daigyklas ir jūs neplanuojate daiginti, bet jūs norite teisę į dirvą sėti, tai bet kuriuo atveju jūs turėsite pasirūpinti sėklom. Tai ir tai, kas turi daigyklą, kas daigins, ir turi pasirūpinti sėklom. Kada geriausiai to daryti, tai kuo anksčiau, tuo geriau.
Aš jau sėklom beveik esu pasirūpinusi, daugum sėklų imu iš klėtelės ir ten dabar netgi fainas skėltis, kad nuėjant į klėtelę LT, viršau ir medos ūkis rekomenduoju, tai ten galite rasti vis gėlis, kuris aš esu plus minus arba auginus, arba žinau, kada nors labai fainai atrodo pokštės, tai jums nereiks sokt galvos, ką preit vlog klausėt, o kas ting buvo pokštėm, kas gera laikos, kas ir pakankam aukščios, tai ten yra grinas sudėts gėlis, kurios į tam tikrą aukščios, kurios gera laiko vazo ir taip toliau, ir iš anu gali daryti pokštės. Tai aš galiu parodyti, ko aš pasėmiau, būtent iš klėtelį zinijų. Čia ir zinijų. Aš puto dar parodys prisekant punktą, kiek aš augin zinijų. Tai čia yra vien tik zinijų ir čia yra didelis pakuotis, vienos nie brongis, kas į geriausia, čia yra apie 1 gram sėklų, tai vienos veislės 1 gram sėklų, nu čia yra, nežinau, 100 gal daugiau sėklų, tai patikėk, jums pilna užteks. Šiais metais aš šiaip nusprendžiu, kad zinijais aš sėsiu teisę į dervą. Ir dar va zinijų, tuos nuostabis šiaurė. Čia va gal tie kur pinigai išeina. Čia jau čia šlamučia. Mano mėgstamiausi balti ir rausi, labai gera, sausom pokštėm ir šviežiom. Žieveinę išgyriau, tai noriu šias metas pabandyti labai čeri twist veiklą ir kitokių esu užsisakęs. Dar auginsiu ir pelėžirnių, šią pelėžirnių šias metas neplanuoju labai daug auginti, nes anas ir, kad anie labai faini, kad jie rungstyvi, bet kaip minėjau, anim reikia katramų. Jau ir problem, tai mes teisėm tinklą, bet kadangi jau turėjom ton tinklą, tai išteisėm, tai galvoju, reikia vis tiek pasisėti, nes anai bus ankstyvi, bet anai labai trumpai ir vazo laikos. Kermieką jau turiu, vis dėlto bus dalykų, kon bandysiu auginti šias metas naujų, tai bandžiau tas žvaigždūnis, prie tas metas man kažkas nesudyga, pabandysim šeryti, nes pastebėjau, kad mano pokštės labai trūksto štų tokių pievų, smilgų, taip toliau, tai va, tai tuoki. Ir čia Kleome, tai sakė, kad klėtelė kažkas užsisakė labai daug sėklonuos, nes sakė labai fainai ir pokštis, tai galvoju, nu gerai, jau kažkas užsisakė, gal iš tikrųjų labai fainai ir aš užsisakysiu. Tai va, tai žodžiu pasirūpinti sėklom, korant spirkti, sakau, galite klėtelė, galite galbūt rondat kažkur kitur, užsienį, bet su užsienį vėl yra reikalų, jeigu ten iš kokios Anglijos, Amerikos muitą. Tiesiog pasirūpinkit, o kad tau padaryti būtų lengviau ir jums neapsisukt galvą, kaip mums buvo pirmas metas. Ir gerai, kad aš dar to išvengiau, tai svarbu nepraleisti vien žingsniaus, ir tas žingsnis yra pasidaryti koliažą. Jeigu naudojat Canva, tai labai paprasta pasiėmat kažkokį puslapį, aš įmėjus keletą pavyzdžių, aš jau rodžiau praeitus vlogus ir susimėst nuotraukėlis su veisėm. Kau tas padės. Pradžio aš to dariau dėl to, kad aš matyčiau, kokius spalviškom gamas gausis man pokštis, bet po to, kai aš pasibėjau, kad nuėjau sėklų parduotuvėj, pradedi rinktis, o gal ir tuo nori, gal tuo nori. Ir po to suvok, kad yra skirtingų gamintojų, nu va, pažiūrėjau, zinės galbūt tuiks, zinės galbūt be pakuots. Ir tu tiesiog neatsimeni, ko turi, arba galbūt 2 spalvots pakuots, tik skirtingų gamintojų, bet nutrauks. Vienur atrodo pink, o kitur atrodo labiau oranžiai. Ir žinot, kame tame į problemą, kad tu galvoji, kad čia 2 skirtingas veislės, o pasirodo tiesiog 2 skirtingas nuotrauks, nu, kad neprisipirtumėt tos pačios veislės. Iki dalis, kad neprisipirtumėt skirtingų veislių, bet tos pačios spalvos tų, pažiūrėjau, zinį, pažiūrėjau, pamatyt kažkaip tom semėlin, bet jūs žiūrit, kad jums netink prie to visą vaizdą, tai tiesiog ir neperk. Ir dar tas koliažas kom padeda, kad tu, pažiūrėjau, nusipirk sėklus, įmeti stalčių, tu pamirši, kad to turi. Ir atrodo, aš dar niek šias metas nepirkau. Tai uns padėt dar matymą, kad, aš turiu. Ir dar ko rekomenduoju, pažiūrėjau, kad čia tai labai gera, bet pažiūrėjau, ir tokių didelių prekybos centrų, kur labai neaiškis nuotrauks ir labai apgaulinks. Ir aš, pažiūrėjau, praeitas metas atsipirkau, neminėjus kokiam dideliam prekybos centre 2 sėklas pasibandymau, nes atrodo labai pigiai. Ir aš taip nusipirkau, žinot, kam yra problem su tom pigiom sėklom, kad pakuotis yra visai kitokį nuotrauką, didelį žeidą ir ten spalva, pažiūrėjau, ir bordo. Ir man išdyga tokį ryškiai raudonas ir dar žemutis, pažiūrėjau, zinėse. Dar kažkas, nu tai neapsigaukit labai, tai tada tokiu atveju, jeigu jau norit vis tiek pirkti tas pigias sėklas, dar pažiūrėkit, į ten gramų ir labai maža, pažiūrėjau, sėklų buvo. Nu, žodžiu, ten dėl to ir pigiai. Ir labai lengva pasimauti ir tada rašykit, žinot ką, Google, aš vis laik turiu telefoną pasait pasiems ir rašau zinėje, ten kokią nors, nu, pažiūrėjau, kaip čia yra, Nina, ne? Tu parašai Google ir tu matai, ką realybė plius minus atrodės ir tad suprant, kad kur ir paiksliuks ant nuotrauks visiškai nesutam, tai aš net neėjau.
Tai va, tai čia dar toks patarimas, ką perkat sėklas. Dar galiu parodyti čia į sėklų temą. Čia kažkam atrodžiavo, kad susirinkinėjau savo sėklas ir turiu tuik papkį. Tai dar labai svarbu, kad nepamirštumėt, kad konda turit iš savo sėklų. Nes aš jau kai kom pamiršau, kad aš turėjau, pažiūrėjau, burnučių turėjau, o pasirodo tiek nusipirkau. Ir tas sėklas irgi reikėtų peržiūrėti, nes, pažiūrėjau, man va čia buvo supelėję, dėl to, kad per šlapis matyti surinkau. Nu ir paėmant žingsnis, kuriuo aš dabar irgi kaip tik šiandien ir jau pradėjau daryti anksčiau darysiu, tai yra susivesti tokį sėklų suvestinį, kuri padės po to darant sklypo planą ir dėliojant daigų išdėliojimo planą. Nu, žodžiu, nesišnekėjau, bet supratau turbūt kontūrų minį. Čia tiesiog susikūrė Excel failiuką. Rūšis, pavyzdžiui, zinė, veislė, nina, pavyzdžiui. Trečiam stulpelį rašau aukštis. Nežinau, zinijų galbūt į 40, į 1,20 m ir taip toliau. Pasirašau aukštį, tai ir svarbu. Ir dar būn ketvirtas stulpelį įsiterpo, pavyzdžiui, sėja kambaryje, jeigu gal sėti. Ir kitas dalykas, nu, daigykloje mano atveju, arba ir sėja laukia kada. Praeitas metas dar dariau tokį delikatesnį lentelę, kur ir augimo sąlygos. Ai, dar pasižiūrėjim, užberti ar neužberti sėklų, nes tai ir svarbu. Tai va, tai dariau tokį didelį lentelį, bet žinokit, ką daug dara, po to sunkiai pačiam susigaudyti, tai neslaik reik. Tai aš manau, tų 5 stulpelių pilna užtenka. Ir turint tus stulpelius, tada galim pradėti daryti sėjos planą. Praeitas metas aš to dariau netgi milimetrinį popieriaus, susibraižiau tvarkingą, ten, kad tarpueilė 60 cm, vagelį 1,20 m, ilgis 3 m, tarp vagelių po metrą praeimų. Labai tvarkingą ton susibraižiau ir įsigyvendint gan gerai, išskyrus, kad nepadarėm tarp jurginų ir tarp pelėžiūrinių tarpueilį, bet ten vis gerai gavus. Tai va, tai labai tas plans padėti, ko aš šias metas tom patį darau ant Exceliaus, kad nepratrinčiau popierių, nes 10 kartų kai persigalvoj. Tai ir taip pat susirašau. Mon lauks, kadangi ir visišką plinam, galim sakyti, laukia ir uns gaunu rytienis iki peitienis posis saulės, tai mon jį svarbu tiep susodinti augalus. Aš beje aiškinau, man atrodo, pirmą maruntam vlogį, ką aš prieitas metas manau, susisodinti žemėjimo kryptim. Nes jeigu aš pasidarysiu aukščiausius iš tos posis į ton pos, tai saulių kaip suksės. Nu, negaus tai kiti augalą šiais, kažkiek gaus, bet mažiau. O man įtikslas maksimalė dautinim šeisos. Tai ką aš darau, jeigu saulė suka stepą, tai aš lauko va tepą augin. Tai vadinas, tolimiausių vagų, pas man praeitas metas buvo Jurgena. Aš ons iškelsiu pat priekį, nes aš daug dedu jums vilčių ir vis čia plaba nori Jurgenu. Tai aš ant iškelsiu į pat priekį, faktas, kad jinai kažko nuštuos, bet ant to pirmo eilė nebus labai man svarbus gėlis, tai aš nepergyvenu. Pačiam gali aš sudinsiu tikėtina tus burnuočius, tai tokiais vyrunciai, bet noriu eksuoti, kokius anim atrams padaryti, nes aniai, žinokit, po pirmos audros žiaurą man išvarta. Dėl to įsvarbė į tonkį susidinti, bet nežinau, ko dar dėl atramos padaryti, bet tikėtin vėl darysiu tinklą pelėžirniam ir kažko bandysiu prie tų pelėžirniams pristum. Nu ir tada ant žemėjančio, ten tada kosmėjos, zinijos, žavėjai ir taip toliau. Tai va dėl to ir labai svarbu pasidaryti ant Exceliuks aukštės ir tada tiesiog taip sudėlioti. Aš taip darau, aš dabar dar to planą pati neturiu, nes dar ne vis sėklos atkeliavo ir neskup daryti. Ai, dar ko net į lentelę įsitraukit sėklų skaičių. Nes, pažiūrėjau, ir pakuočių, kur 100 sėklų ir kur 1 grams, bet dažniausiai pakuočių ir prašyti, kiek gram sėklų. Ir tada jūs galėsit, pažiūrėjau, aš žinau, kad man vieno lysvė 1,20 m ant 3 metrų telp, geras klausimas, kiek dabar telp, 50 augalų, man atrodo, o gal daugiau. Kiek aš tų skilučių pasidariau, man atrodo 50 augalų. Tai banal tikėtis, kad va, jeigu 50 augalų, tai aš turiu pakuoti 50 sėklų, tai aš ten viską nususijęs. Faktas, kad daug kas nesudyks ir taip toliau. Ir aš tada galbūt netgi sėsiu po 2 sėklas į vieną skilutę, kad tikrai sudygtų. Ir kad sunkiau gautus, nes man skilsiai gan taip reta padarytas. Tai žodžiu, dėl to mes galėsim paskaičiuoti, kokį plotą reikia, nes pagal praeitų metų aš savo lysves matau ir jurginų šaknų padauginimą labai stiprų po pirmų metų. Matau, kad man reikės jurginų ne 2 vagų, gal ne 3 vagų, tai tas lauks man vienmečių labai stipriai plėsės, bet aš vis tiek turiu žinoti, kiek plėsti, nes man traktoris klaus, kiek tau padaryti dar vagų. Aš kada suskaičiau sėklas, kada numėsiu plius minus nedidėjimą, aišku, čia ir juokinga logika, kad tu galvoji, kad tau sudyks 50% sėklų, pasiskaičiuoji, kaip specialiai sudyks 100.
kada tu turi 10 sieklų labai brangių ir tu tikis kiekvieną sudyks vieną. Tai šis vlogas gavos toks teorinis. Dar galbūt atsakysiu porą klausimėlių, kurių klausiu žmonės žinutės arba gyva. Tai pirmas klausimas yra, ar aš apsiemu dekoravimo paslaugom vestuvių švenčių. Tai praeitas metas sakiau grįžta ne. Vienintelis dalykas, ko aš galiu apsiimti, tai aš galiu duoti jums gėlių. Tom jau praeitas metas išbandėm, kad aš sutaram vieną 2 kėburius gėlių, sutaram tam tikrą sumą šitas gėles ir jūs patys išsivežat ir patys dekoruojatės. Ir dar ir klausiams, dažniausiai būm po to klausim, o kas rugpjūtį žydi, ar bus jurginų ir taip toliau. Tai man vis laik tenka nuvilti, kad aš jums niek negaliu garantuoti, nes aš įsivaizdavau, kad aš pirmas gėlės savo skinsiu birželio pradžioj. O kad aš skyniau tos vienmetis, aš gal birželio pradžioj dar apsodinau daigiukus ir pirmasis gėlės žioveinę, ten atsimenu, buvo porą aguonų, aš nuskylinau leipas galę. Man baisu garantuoti, kad, pažiūrėjau, rugpjūtį vidurį aš turėsiu jurginų, ar kad rugpjūtį vidurį aš turėsiu, nežinau, zinijų. Ką žinau, gal nušalsi taip toliau. Dar vienas patarimas, tai ko darykit, fotografuokit dalykus, jeigu nespėtų užsirašyti. Kas yra labai irgi svarbu užsirašinėti, tai bent jau nusifotkinkit. Mano atveju labai gerai, kad aš vlogą darau, tai aš galiu pasižiūrėti su datom, kada konsėjau, į taip toliau. Pažiūrėjau, aš čia irgi susirašęs, kada konsėjau. Pažiūrėjau, Monsieja praeitas metas prasidėjo vasario 15. Šiais metas aš manau, kad aš tai konksai nepradėsiu, bet vasario pradžioje, aš kol dar nepaminėjau prisieklų, pradėjau stratifikuoti kai kur sieklos, kurias reikia. Nu tai čia, žinot, dar galėtų šnekėti apie tą sieklų temą. Rašykit arba fotkinkit, nes nuotraukos išsisaugo datą ir galit, pažiūrėjau, žmonėm nusiųsti, kokius gėles ir to sezoną, bet vėl žmonės galvoja, kad tep, kabau praeitas metas bus tep. Netiku, tai bus. Dar klausim, kodėl raunu tulpės, ar būtent rauti su svogūnėliu. Jo, man ir pradžio atrodė utopijai švaistėms tos ravėjams svogūnėliu, bet, nu, tiesiog į logiškas paaiškinimas, tu kai išrauni, tu dar gauni teik steibelį tulpės ir kapokštį susukia, ypatingai, jeigu tu nori daryti didesnį, nu, tai reik to kotėlį ilgesnį. Jeigu jūs kerpsit, pažiūrėjau, čia ir žemė, ne, ir čia ir tulpė, ir jūs nukirpsit vatefą kotėlį ir liks vienas laps, tas vienas laps nepadarys teik fotosintezį ir teik neprigamins maisto medžiagų, nenulės į svogūnėlį, kad kitas metas iš to patį svogūnėlį jūs gautumėt tokį pat žaidą. Jūs tada turit kirpti, nežinau, kiek man atrodo, bent jau 3 lapą palikti, jeigu aš gerai žinau, tai va 1, 2, 3, nu tai kažkur čia turėtumėt kirpti gal, nu nežinau, čia labai priklauso kaip ta tulpė, nes vienas pas mus buvo tik žemuts, o kitas buvo tik aukštas, tai va, tai bent jau 3 lapus palikti. Ir dar kon pastebėjau, kad žmonės galvoja, kad tu va nukirp ir ten greit viskas nunyks. Ne, pas mums, pažiūrėjau, narcizą žiauriai ilgą nunykinėjai ir aš ant palikau laukiau, kada čia iškasinėt, kada nunyks ir baigė, žinot kaip, tas laukėlis užžėlė pikdžiulėm, aš jau neapmačiau, kur tai narcizą, ir mes vis tiesiog suarėm, nes ant reikia prižiūrėti, reikia ravėti ir taip toliau. Jeigu auginat dėl savęs, jau galit iškasinėti, kirpti trumpesnius kotelius, pasimerkimo vas, bet jeigu auginat pardavimų, nu, vis laik ir kas paprašiau ir taip toliau. Tai va, tai vis šiandien užtek, jeigu patiko, paspauskit laiką, pasubscribinkit, nes dabar matau, kad yra netoli 500, tai norės bent jau tus 500 surinkti ir tada parašykti komentarą, ar buvo naudingi tai patarimą. Ir galite čia pasiūlyti temų, jeigu norit kažkokių turit klausimą, kažko pakalbėti. O aš kon varau ruošti lentelę ir turbūt jau pradės pabiškį planą dėlioti. Ir parašykit, ar jums sekės pasidarytas lentelės, tus koležus, galbūt net įmeskite, jeigu šiandien komentarus. Ir kon susitinkam kitam vlogui. Iki.